kuria reikės žaisti Lietuvos komandai, tai yra Argentinos rinktinė, yra stiprus ir labai patyręs varžovas. Na, šitas vyrukas, Karlosas Delfino, yra žaidęs komandoje, kurią treniravo Kęstutis Kemzūra. Buvo klausimas Kęstučiui Kemzūroje apie tai, ar jaučia jis kokiu nors nuoskaudų ar sąskaitų dėl to konflikto, kuris buvo iškilęs prieš porą metų. Tačiau Lietuvos rinktinės treneris sakė, kad tikrai ne. Nu, Karlosas Delfino, kalbėdamas apie Kęstutį Kemzūrą, sakė, jog pažįsta šį trenerį, gerbė jį ir laiko jį greito krepšinio specialistu. Kaip tik greito krepšinio pamokas šiandien Lietuvos rinktinė ir demonstruoja Argentinai, kuri atrodo tokiems greičiams buvo nepasiruošusi šiandien. Praranda kamuolį Jonas Mačiulis. Pražanga ir 2 baudos metimai. Jonas Mačiulis prasižengė 4. kartą šiandien. Ko gero laikas sugrįžti į aikštę Simui Jasaičiui. Jonas Mačiulis pelnė 11 taškų. Šiandien Lietuvos komandoje yra jau 5 krepšininkai, netgi 6 krepšininkai, kurių taškų skaičius yra dviženklis. Simas Jasaitis, Linas Kleiza po 13, po 14 įmetė Tomas Delninkaitis ir Martynas Pocius, 12 Mantas Kalnietis, 11 Jonas Mačiulis. Bando spausti Argentinos krepšininkai Lietuvos rinktinę. Ir iš tikrųjų pagarba už tai, kad nenuleidžia rankų, kovoja iki galo Argentinos komanda. Gutierrezui pražanga. Lietuvos krepšininkai pradės ataką iš naujo. Jonas Mačiulis ir šiek tiek pašlupčiodamas palieka aikštę. Na bet ką, lieka tik 2 rungtynės ir panašu, kad Lietuvoje šitas savaitgalis bus karštas dėl to, kad tos 2 rungtynės, kad ir kaip jos besiklostytų, bus didžiuliai mūšiai. Tai yra pasaulio krepšinio čempionato pusfinalis, kurio kaina žingsnis link sidabro. Ir net nesugebėjus jo žengti, net nepavykus to padaryti, antrose rungtynėse mažiausių atvejų dar lauktų mažasis finalas ir dvikova dėl bronzos. Lietuvos komandai atitenka kamuolys. Taigi, šiandien buvo labai svarbus mūšis, bet laimėjus jį paaiškėja, kad yra ir dar svarbesnių. Ir Lietuvos komanda, jeigu neišbarstys to 31 taško pranašumo, kas atrodo, na, tikrai neįtikėtina ir žiūrint į žaidimą ir šiaip žiūrint į krepšinio logiką, pusfinalyje susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų komanda, kuri šiandieną 10 taškų skirtumų įveikė Rusijos rinktinę. Simas Jasaitis, netaiklus jo metimas. Pasėdėjo ir atšalo ant suolo Simas Jasaitis, nepataikė prieš tai iš po krepšio, dabar ir iš toli jo metimas netaiklus. Lietuvos komandai kol kas nepavyksta pelnyti taškų šiame 4. kėlinyje. Seibutis. Delninkaitis, Linas Kleiza, jo metimas irgi netaiklus. Jasinas. Laikai pusfinalyje truputėlį keičiasi, bet apie juos papasakosiu truputėlį vėliau, nes Lietuvos komanda prašo minutės pertraukėlės. Argentinos rinktinė bando pakilti dar į paskutinį žūtbūtinį spurtą. 85-58 apversti tokie skaičiai, bet jie labai gražus ir malonus mums. Ir šiandien Lietuvos komanda, skirtingai negu daugelį susitikimų šiame pasaulio krepšinio čempionate, nebangavo nei pirmajame, nei antrajame, nei trečiajame kėlinyje. Ir toks įspūdis yra Paulius Jankūnas, koks dėjimas iš viršaus per varžovą. Mantui Kalniečiui rezultatyvus perdavimas į statistikos protokolą. Fantastika, neįtikėtina. Ir įspūdis toks, kad jeigu Lietuvos komanda nebūtų leidusi varžovams atitrūkti tose susitikimuose su prancūzais, su ispanais, su kinais, ko gero visas tas rungtynes Lietuvos krepšininkai galėjo laimėti solidesniais skirtumais ir žymiai ramiau. Ir žymiai mažiau tampydami nervus Lietuvos krepšiniais rolėms, nors ir tuose mačiuose nebuvo tos įtampos tiek daug. Šiandien
Lietuvos rinktinė. Galbūt dabar pirmą kartą buvo įkritusi į šiokią tokią duobę, tai yra ta duobytė tęsiasi 2 minutės. Ir dabar su to Pauliaus dėjimu iš viršaus baigėsi. Dar be to ir varžovais prasižengė. Tiesa, pražanga buvo tokia kieta, kad Tomas Delninkaitis užsiėmęs nugarą yra priverstas palikti aikštę. O Lietuvos komanda praranda kamuolį ten palei kraštą. Delfino. Ir dvigubina iš karto gynybą prieš į Lietuvos rinktinę, pataiko iš 3 taškų zonos Leonardo Gutierrezas. Taiklus jo metimas 87-61, 26 taškai. Skiria komandas. Mantas Kalnietis. 3 minutės jau sužaistos ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Paulius Jankūnas iš 3 taškų zonos. Netaiklus Pauliaus Jankūno metimas. 3 taškai jau priartėjo prie tokios padoresnės, tokios normalesnės atžymos. 12 iš 21, tai yra 57% pataikymas. Ir čia Karlosui Delfino laimiai nepavyksta pelnyti taškų su pražanga, kurią rungtynių arbitrai skiria Martynui Pociui. Na, reikia susikaupti dėl to, kad labai viskas buvo gražu ir norėtųsi tą gražią gaidą ir natą žaisti šitas rungtynės iki galo. Karlosas Delfino. Grįžo jis taip pat į NBA lygą, grįžo į Milwaukee Bucks komandą, praėjusį sezoną žaidė neblogai. 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Šiame pasaulio krepšinio čempionate, žinoma, jo statistika yra dar geresnė. Tačiau nei jo 19 taškų, nei 13 taškų, kurios pelnė Luisas Scola, neleidžia Argentinos komandai šiandien galynėtis su Lietuvos rinktinė. Tačiau dabar Lietuvos komanda papuolė į tokių komplikacijų seriją. Ir dabar čia Mantui Kalniečiui pražanga. Ta komplikacijų serija tęsiasi ir po minutės pertraukėlės. Atrodo, buvo momentas, kada įdėjo Paulius Jankūnas iš viršaus, kai prasižengė varžovai puolime. Buvo momentas, kada galima buvo vėl sugrąžinti viską į įprastą šios dienos rungtynių ritmą. Dabar sudėtingą metimą pataiko Karlosas Delfino, 87-65. Martynas Pocius jį spaudžia, laužia 2 varžovai iš karto. Lietuvos krepšininkai ramiai šį kartą įveikia tą spaudimo bangą. Ko gero galima būtų rinkti taškus greitai, galima ir palaikyti kamuolį. Antrąjį variantą pasirinko dabar Lietuvos rinktinė, nors jai galbūt tas kamuolio palaikymas ir nėra įprastas ir pats geriausias žaidimo stilius. Mantas Kalnietis, pražanga ir 2 baudos metimai. Nervinasi Lietuvos rinktinės treneriai. Trečioji Manto Kalniečio pražanga. Dar 6 minutės ir 6 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Štai dabar mes matome tą žaidimą, kuris yra palankus Argentinos komandai. Lėtas, daug pražangų, daug baudų metimų ir viskas taip iš karto keičiasi ne Lietuvos rinktinės naudai. Reikia išsipančioti iš tų gniaužtų. O taip ir būna pasaulio čempionate. Pirmauja Lietuvos rinktinė 20 taškų skirtumų, o neramu. Ir kas tą širdį supaisys? Pražanga. Prasižengia Luisas Sekiera ir tai yra 4. Argentinos komandinė pražanga. Taip pat geras dalykas, dėl to, kad argentiniečiai dabar stengiasi gintis ties pražangos riba. Šiaip ne taip. Atsipalaidavo Mantas Kalnietis. Simas Jasaitis, Linas Kleiza. Jo metimas pusiau kabliu ir svarbu 2 taškai pataiko Linas Kleiza.
Tai tokiamis aplinkybėmis, tokiamis minutėmis ir pasimato, kas yra. Kas Linas Kleiza jau ne pirmą kartą šiame pasaulio čempionate įrodinėja, jog lyderio vaidmuo jam tinka ir jis jam tikrai yra pasiruošęs ir subrendęs. Po to gero sezono Pirėjo Olympiakos komandoje ir Eurolygoje Paulius Jankūnas, dabar iš jėgos jau nebegalėjo sustoti, nebebuvo kaip kitaip kažką padaryti Pauliui Jankūnui. Argentinos rinktinės atsakymas iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko. Varžovai, kieno kamuolys Manto Kalniečio rankose. Jis įpusėja ketvirto kėlinio laikas. Simas Jasaitis. Mantas Kalnietis. Prieš Karlosą Delfino. Jis bando parodyti, kad Mantas pakėlė atraminę koją, bet taip nebuvo. Teisėjas buvo šalia. Manto Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos. Nepataiko Mantas Kalnietis. Varžovai su kamuoliu. Gutieresas iki galo ir pražanga puolime. Šaunuolis Martynas Pocius. O Paulių Jankūną gerokai padirbėjusi ir šiandien puikiai rungtyniavusi Paulių Jankūną keičia Robertas Javtokas. Atsisėdo ilgam jis su tomis 4 asmeninėmis pražangomis, tačiau Pauliaus Jankūno darbas šiandieną ne tik tie 10 taškų, kuriuos pelnė, ne tik tai 4 rezultatyvūs perdavimai, kuriuos atliko, ne tik 6 kamuoliai, kuriuos jis atkovojo, bet darbas prieš Luisą Skolą gynyboje buvo tiesiog vertas paties aukščiausio įvertinimo ir paties aukščiausio balo. 89-67, 4 minutės ir 33 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Mantas Kalnietis. Robertui Javtokui baudos aikštelė. Robertas Javtokas griūdamas išsivaduoja iš varžovų gniaužtų. Lino Kleizos metimas netaiklus. Ir Lietuvos rinktinė šiame kėlinyje kol kas pelnė tik tai 4 taškus. Varžovai pelnė 14. Dabar jau ir 16. Mantą Kalnietį. Vėl dengia 2 varžovai. Ilgas perdavimas į priekį. Linas Kleiza. Suspėja sugrįžti šį kartą Argentinos krepšininkai į gynybą. Pražanga prieš Liną Kleizą. Prasižengė kitas Gutieresas, tai yra Juanas. Linas Kleiza metas 2 baudos metimus. Na ką. Po šių rungtynių vėl galėsim sakyti, jog Lietuvos komanda vėl nesužaidė taip, kaip galėjo visų 100%. Sužaidė 75, 3 kėlinius. Lietuvos rinktinės žaidimas buvo tiesiog nepriekaištingas, idealus. Ketvirtajame kėlinyje nebe viskas taip idealiai. Linas Kleiza tepšteli per galvą Jonui Mačiuliui, kuris grįžta į aikštę. Linui Kleizai, ko gero, Kęstutis Kemzūra suteiks poilsio minučių, gal net iki pat rungtynių pabaigos. Na ir čia dar vienas rodiklis, kuris taip pat buvo svarbus. Ir tai buvo faktorius, apie kurį daug buvo kalbama prieš šias rungtynes, dėliojant visas taktinės gudrybės. Lietuvos rinktinės atsarginių žaidėjų Solelio indėlis. Ir ne tik gynyboje, bet ir puolime pagal pelnomus taškus buvo žymiai didesnis nei Argentinos komandoje. Ir Luisas Skola per 33 minutės, tai yra per įprastą savo vidurkį šiame pasaulio krepšinio čempionate, surinko neįprastai mažai, tai yra tik tai 13 taškų.